Sodinkite ir puoselėkite taikai yra pasaulinis judėjimas, kuriuo tikima, kad medžių sodinimas yra tiek simbolinis, tiek praktinis taikos išraiškos būdas ir skatina aplinkos apsaugą ir tvarumą. Prieš 20 metų, 2004 metų, rugsėjo 21 tai pradėjome savo kelią, sodindami medžius taikai. Per medžių sodinimą, bendruomenių įsitraukimą ir kultūrinį mainų siekiame kurti ryšius ir skatinti vienybę visame pasaulyje. Švęskime Tarptautinę taikos dieną rugsėjo 21 tai kartu integruodami medžių sodinimą kaip svarbią šventės dalį. Pripažindami medžių sodinimo konkrečią veiklą kaip svarbų taikos poveikio elementą, pažadinkime aplinkosauginį tvarumą ir siekime universalio žmogiškos orumo, teisingumo, gamtos gerbimo ir bendradarbiavimo vertybės. Dirbkime kartu, kad integruotume medžių sodinimą kaip pagrindinę Tarptautinės taikos dienos veiklą ir skatintume gilesnį ryšį tarp taikos kūrimo ir aplinkos saugojimo.